Nematoma politinės dogmas griaunanti grėsmė. Apie ką aš? Žiūrėkite sekančiame vaizdo įraše. Problema čia tame, kad pati problema yra nematoma, suprantate? Ji fiziškai nėra matoma. Be to, kaip aš sakiau pradžioje, ji paliečia vadinamasis politinės dogminės Biblijas. Pasaulyje, taip pat ir čia, šiame pastate, šiame Briuselio burbule, yra daug politikų, kurie investavo milžinišką politinį kapitalą į teiginį, kad, pavyzdžiui, klimato kaita yra sukelta išskirtinai dėl iškastinio kuro deginimo. Ir taškas, suprantate? Jei dabar ateisite pas juos su teorija, kad egzistuoja kažkokie nanoplastikai ir mikroplastikai, kurie, na taip, kenkia sveikatai, bet kol kas niekas to nemato. Žinoma, tyrimų yra, tačiau pati problema dar nėra tokia pastebima. Ir tuo pačiu metu tai griauna jų Biblijas. Jie bando priešintis, nes iš esmės tai reikštų, kad mažiausiai 1 ar 2 dešimtmečius jie savo rinkėjams nesakė visos tiesos. O tai, ką bando padaryti šie progresyvūs veikėjai, dažniausiai yra tiesiog savo elektorato išlaikymas. Jie negali pripažinti pokyčių būtinybės.